Troliai mumiai. Burtininko skrybėlė, paskutinis skyrius, kuris yra labai ilgas ir kuriame aprašoma, kaip iškeliavo Snus Mumrikas ir kaip paaiškėjo mistinis lagamino turinys. Be to, kaip muminuko mama atgavo savo krepšį ir iš džiaugsmo surengė didžiulę šventę ir pagaliau, kaip į trolių mumių slėnį, atskrido burtininkas. Burtininkas, nes jie jo skrybėlę turėjo jau seniai. Tai atsitiko rugpjūčio pabaigoje. Pelėdos ūkaudavo naktį, o dideli tamsų šikšnosparnių pulkai atskrisdavo ir be garso sukdavo ratus virš sodo. Miškas buvo pilnas degėsių kvapo, o jūra nerami. Ore tarsi kybojo lūkestis ir liūdesys, o apskritas mėnulis rodės degė. Muminukas visuomet labiausiai mėgo paskutinės vasaros savaitės, nors nė pats nežinojo kodėl. Vėjas ir jūra šniokštė kitaip, visur dvelkė permainomis, medžiai kažko lūkuriavo. Aš nesistebėsiu, jeigu atsitiks kas nepaprasta, galvojo muminukas. Pabudęs jis gulėjo ir žiūrėjo į lubas. Turbūt dar labai ankstyvas rytas. Diena bus saulėta, svarstė jis toliau. Tada pasuko galvą ir pamatė, kad Snus Mumriko lova tuščia. Ir tą pat akimirką išgirdo slaptus signalus po langų, ilgą švilpimą ir 2 švilptelėjimus, kurie reiškia, ką tu ketini veikti šiandien? Muminukas stryktelėjo iš lovos ir pažvelgė pro langą. Sodas dar skendėjo šešėlyje, buvo vėsu, o žemai jo laukė Snus Mumrikas. Ehehe. Ne taip. Ehehe, pašaukė muminukas, bet labai tyliai, kad nieko nepažadintų, ir nulipo virvinėmis kopėčiomis. Sveikas, tarė jis. Sveikas, sveikas, tarė Snus Mumrikas. Juodu patraukė į paupį ir atsisėdo ant tiltelio turėklų, nukorė kojas virš vandens. Saulė pakilo virš miško viršūnių ir švietė jiems tiesiai į veidus. Mudu jau sėdėjome šitai pavasarį, tarė muminukas. Pačią pirmąją dieną, kai pabudome po žiemos miego, visi kiti dar pūtė į akį. Snus Mumrikas linktelėjo galvą, sėdėdamas jis darė iš nendrių laivelius, kuriuos leido pasroviui. Kur jie plaukia? Paklausė muminukas. Ten, kur manęs nėra, atsakė Snus Mumrikas. Vienas paskui kitą laivelį įsuko už upės vingio ir dingdavo. Prikrauti cinamono, ryklio dantų ir smaragdų, pasakė muminukas. Snus Mumrikas atsiduso. Tu klausei apie mano planus šiai dienai, prisiminė muminukas, o tu pats turi kokių nors? Taip, turiu planą. Taip, atsakė Snus Mumrikas, turiu planą, bet jis tik vienam. Tu žinai. Muminukas žiūrėjo į ilgai, paskui pasakė, tu iškeliauji. Snus Mumrikas linktelėjo galvą. Abu valandžiukė pasėdėjo nekalbėdami, mataruodami kojomis virš vandens. Upė po jais tekėjo ir tekėjo visą laiką. Tolyn į tuos nepažįstamus kraštus, kuriuo ilgėjosi Snus Mumrikas ir kur ketino traukti visai vienas. Kada tu iškeliauji, paklausė muminukas. Nagi tuoj pat, tarė Snus Mumrikas ir nusvedė į vandenį iškart visus laivelius. Jis nušoko nuo turėklų ir pauodė rytmečio orą. Buvo puiki diena kelioniai. Viršukalnės paraudo nuo saulės šviesos, o kelias vingiavo aukštyn prie jų, pranykdamas kitoje pusėje. Ten vėl buvo kitas slėnis, o dar toliau kitas kalnas. Muminukas stovėjo ir žiūrėjo, kol Snus Mumrikas tvarkė savo palapinę. Ar tu ilgai ten būsi? Paklausė jis. Ne, atsakė Snus Mumrikas, pirmąją pavasario dieną aš sugrįšiu ir sušvilpsiu po langų. Metai praeina taip greitai.
teisybė, sutiko muminukas, viso labo. Viso, atsakė Snusmumrikas. Muminukas truputį pastovėjo ant tiltelio. Įžiūrėjo, kaip Snusmumrikas vis mažėja ir mažėja. Galiausiai jis pranyko tarp beržų ir obelų. Tačiau dar valandėlį jis girdėjo lūpinę armonikėlę. Snusmumrikas griežė žvėreliai, puošė kaspinais uodegėles. Jam linksma, pamanė muminukas. Muzika vis silpnėjo ir galų gale visai nutilo. Tada muminukas nupėdino atgal per rasotą sodą. Prieangyje jis išvydo Tofslą ir Vifslą, kurie tupėjo susirietę saulėkaitoje. Sveikslas, tarė Tofsla. Sveikas, atsakė muminukas, nes jau buvo išmokęs suprasti jų kalbą, nors kalbėjo dar sunkiai. Tu verksli? Paklausė Vifsla. Et, atsakė muminukas, Snusmumrikas iškeliavo. Kaip gaisla, pasakė Tofsla užjaučiamai. Gal truputsli pralinsmėsli, jeikslų gausli, pabučiuotsli Tokslai į nosli? Muminukas maloniai pabučiavo Tofslai nosį, bet nepasidarė linksmesnis. Tada Tofsla ir Vifsla sukišo galvas krūvon ir ilgokai išnabždėjosi. Paskui Vifsla iškilmingai pareiškė. Mutslu nutarslėme parodytsli tau turinsli. Lagamino? Paklausė muminukas. Tofsla ir Vifsla energingai sulinkčiojo galvomis. Eikšle, pakvietė jie ir nėrė po gyvatvorę. Muminukas nušliaužė jiems iš paskos, pačiame tankumyne jis pamatė tą slėptuvę. Ten Tofsla ir Vifsla buvo iškloję žemę pūkais ir tarp šakų prikabinėję kriauklių ir baltų akmenėlių. Slėptuvėje buvo tamsu, nors įakė durk. Niekas einas po gyvatvorę net nutuokti negalėjo, kad už jos, pro gyvatvorę, kad už jos slėptuvė. Ant plaušinio kilimėlio stovėjo Tofslos ir Vifslos lagaminas. Tai Frekensnor kilimėlis, pasakė muminukas. Vakar jį jo ieškojo. Taipsl, pasakė Vifsla. Aiškslu, jį negalėjslo, žinotsli, jog mes jį suratslome. Numikė muminukas. O dabar man ketinate parodyti, ką turite lagamine? Tofsla ir Vifsla patenkinti sulinkčiojo galvomis. Juodos įstojo abipus lagamino ir rimtai suskaičiavo. Viensl, dusl, trisl ir su trenksmu atvožė dangtį. Prasti popieriai, tarė muminukas. Nedidelė slėptuvė užliejo švelni raudona šviesa. Priešais muminuką gulėjo rubinas, didumo sulig panteros galva, žioruojantis tartum saulėlydis, gyvybingas, lyg liepsna ir vandens ribuliai. Ar jis tau patinksla? Paklausė Tofsla. Taip, pratarė muminukas silpnu balsu. Daugsliau neverksli? Paklausė Vifsla. Muminukas papurtė galvą. Tofsla ir Vifsla su palengvėjimu atsiduso ir susėdo pasigerėti brangakmeniu. Tyliai žavėdamės jie spoksojo į jį. Rubinas kaitaliojosi lyg jūra. Kartais jis tik šviesdavo, paskui jį užliedavo rožinė spalva, kaip snieguota viršukalnė, kada teka saulė. Ir staiga iš brangakmenio vidaus pažirdavo tamsiai raudonos liepsnos. Jis pasidarydavo lyg juoda tulpė, su kuokeliais iš mažų kibirkštėlių. O jeigu Snusmumrikas būtų galėjęs jį pamatyti, tarė muminukas. Jis stovėjo ilgai. Laikas vos linko, o jo mintis buvo didingos. Didingos mintis muminuko buvo. Tai buvo puiku, pasakė jis pagaliau. Ar dar kokią dieną negalėčiau čia ateiti ir pasižiūrėti į jį? Tačiau Tofsla ir Vifsla patylėjo.
Tada muminukas vėl išlindo iš po gyvatvorės ir dienos šviesoje pasilijuto truputį apsvaigęs, todėl turėjo prisėsti ant žolės ir atsigaivelėti. Prasti popieriai, galvojo jis. Galėčiau nusipjauti uodegą, jog tatai karališkasis rubinas, kurio ieškoti burtininkas iškeliavo į Mėnulį. Tik pamanyk, tai jį mažyliai Topsla ir Vipsla turėjo savo lagamine visą laiką. Muminukas didžiai susimąstė. Jis nepastebėjo, kaip Freken Snork atėjo per sodą ir atsisėdo šalimais. Netrukus išvelniai kepštelėjo jam už uodegos šepetėlio. A, čia tu? Krūptelėjęs tarė muminukas. Freken Snork nusišypsojo. Ar matei mano naują šukuoseną? Paklausė ji, pasukdama galvą. Na taip, tarė muminukas. Tu galvoji apie kažką kitą, pasakė Snorko sesuo. Pavyzdžiui, apie ką? Širdelė mano. Aš negaliu apie tai kalbėti, tarė muminukas. Bet man taip spaudžia širdį, nes Snusmumrikas iškeliavo į pasaulį. Ne tai tu norėjai pasakyti, pratarė Freken Snork. Žinoma, ne, bet jis man pirmajam pratarė sudie. Jis ne vieno nepažadino atsisveikinti, tik mane, pasakė muminukas. Jiedu sėdėjo žolėje, jausdami kaip šildo kylanti saulė, Snifas ir Snorkas išėjo į priengį. Ei, pašaukė Freken Snork, ar žinote, kad Snusmumrikas iškeliavo į pietus? Be manęs, susijaudinęs sušuko Snifas. Kartais turi pabūti vienas. Ne taip. Kartais turi pabūti vienas, tarė muminukas. Tu dar per mažas tai suprasti. O kur kiti? Hemulis išėjo grybauti, pasakė Snorkas, o Andatra nuiminėjo hamaką, nes jai atrodo, kad naktis atšals. O tavo mama beje šiandien prastai nusiteikusi. Pikta ar nuliūdusi? Priblokštas paklausė muminukas. Man atrodo daugiau nuliūdusi, tarė Snorkas. Tada turiu kuo greičiau eiti į vidų, pasakė muminukas ir atsistojo. Tai baisu. Muminuko mama sėdėjo svetainėje ant sofos ir atrodė labai nelaiminga. Kas atsitiko, paklausė muminukas. Siaubingas dalykas, branguti, atsakė jo mama. Mano krepšys dingo. Aš negaliu be jo apsieiti. Aš visur ieškau, bet jo niekur nėra. Baisu, tarė muminukas, turime jį surasti. Prasidėjo aktyvios paieškos. Tik Ondatra neprisidėjo. Iš visų nereikalingų daiktų, pasakė ji, nereikalingiausi yra krepšiai. Pagalvokite apie tai. Laikas eina, diena keičia dieną taip pat tiksliai. Nepaisant to, ar turi trolių moteris krepšius ar neturi. Tai visai kas kita, pasakė muminuko tėtis. Aš pasijuntu visai svetimas muminuko mamai, jeigu ji be krepšio. Niekomet nesu jos be jo matęs. Ar daug turto jame buvo, paklausė Snorkas. Ne, atsakė muminuko mama, tik daiktai, kurių gali staigiai prireikti. Sausų kojinių, karamelių ir plieninio laido ir miltelių nuo skrandžio ir panašiai. Kokį atlyginimą gausime, jeigu jį surasime? Paklausė Snifas. Kokio panorėsite, atsakė mama. Aš surengsiu jums didelę puotą, o pietums gausite tik desertą. Ir niekam nereikės praustis ar laiku gultis. Ieškojimai padvigubėjo. Jie išvertė visą namą, žiūrėjo po kilimais ir po lovomis, virykliai ir Rusija, ant aukšto ir ant stogo, išniukštinėjo visą sodą, malkinę ir paupį, krepšio ne kvapo. Gal tu įlipai su juo į medį ar pasiėmei maudydamasi, paklausė Snifas. Ne, atsakė muminuko mama. O kokia aš nelaiminga. Pasiųskime telegramą, pasiūlė Snorkas. Taip jie ir padarė, pasiuntė telegramą, kurioje paskelbė 2 didelės naujienas. Snusmumrikas paliko trolių mumių slėnį, buvo parašyta joje. Keista kelionė rytuje auštant ir didesnėmis raidėmis. Dingo muminuko mamos krepšys, jokių pėdsakų, ieškojimai tęsiasi, radybų,
rugpjūčio puota. Kai tik šioji naujiena pasklido, baisus sąmyšis kilo miške, kalnuose ir pajūryje. Visus miško žiurkės išsiruošė ieškoti. Tik seniai ir bejėgiai liko namuose ir trolių slėnis net skardėjo nuo šauksmų ir lakstymų. Ojojoj, pasakė muminuko mama, ką aš pridariau. Bet jie jautėsi visai patenkinta. Ko jie ieško, paklausė Vifsla. Žinoma, mano krepšio, atsakė muminuko mama. Juodslojo, paklausė Topsla, su ketursliomis kišenėslėmis, į kurias galimsla žiūrėtslis kaip į veidrodėslį. Ką tu sakei? Paklausė mama. Ji buvo labai susinervinusi ir negalėjo susikaupti. To juodslojo su ketursliomis kišenėslėmis? Pakartojo Topsla. Taip, taip, atsakė mama, bėkite žaisti mažylė, nesirūpinkite dėl manęs. Ką tu man slai, paklausė Vifsla, kai abu mažyliai nuėjo į sodą. Niekad neslumatstlės jos tokios liūdnos los, pasakė Topsla. Tegu jinsla jį atgaunsla, atsiduso Vifsla, bet taip pils gersla mėgotsli jos kišeniclėse. Taigi Topsla ir Vifsla nuėjo savo slėptuvę, kurios dar niekas nebuvo radęs, ir iš po rožino ištraukė muminuko mamos krepšį. Buvo lygiai 12, kai Topsla ir Vifsla perėjo per sodą, vilkdami viduryje krepšį. Vanagas tuoj pat išvydo juos ir apskelbė naujieną visam slėniui. Visur buvo išsiuntinėta nauja telegrama. Atrastas muminuko mamos krepšys. Jį surado Topsla ir Vifsla, jaudinančios scenos mumių namuose. Ak, tai tikra teisybė, sušuko muminuko mama. O, kaip smagu, kur jūs jį radote? Krūmosle, atsakė Topsla. Jemsle buvo taipsl gersla mėgotsli. Tačiau tą pat akimirką pro duris prigriuvo sveikintojų ir mama niekada nesužinojo, kad jos krepšį Topsla ir Vifsla naudojo kaip miegamąjį. Ir galbūt šitaip dar geriau. Nė vienas nebegalėjo galvoti apie ką nors kitą, tik apie didžiąją rugpjūčio šventę. Viskas buvo paruošta. Ne, viskas bus paruošta, kai patekės mėnulis. Tik pamanyk, rengti didelę šventę ir žinoti, kokia ji bus linksma, kad visi pageidaujami asmenys susirinks. Net Ondatras susidomėjo. Pastatykite daug stalų, mokė ji, mažų ir didelių, keisčiausiose vietose. Per didelę šventę niekas ramiai nekiūto vienoje vietoje. Bijau, kad lakstymų bus kur kas daugiau nei paprastai. O pirmiausia, duokite rinktinius patiekalus. Paskui jiems neberūpės, ką gaus. Jie šiaip ar taip linksminsit. Ir nenurodinėkite svečiams, ką dainuoti ir panašiai. Tegu jie patys būna programa. Išdėsčiusi šitą stulbinančią išmintį, Ondatra nulindo į savo hamaką skaityti knygos apie visokius nereikalingus daiktus. Kuo man pasidabinti, susijaudinusi paklausė Frekensnork, žydruoju plaukų papuošalų iš plunksnų ar perlų diadema. Užsidėk plunksnas, pasakė muminukas, palei ausis ir kojų čiurnas tik plunksnos, o gal 2-3 įkištos ir į uodegos šepetėlį. Ačiū, padėkojo Frekensnork ir nuruko šalin. Tarp duryje jis susidūrė su Snorku, kuris nešė įvairiaspalvius popierinius žibintus. Atsargiai, perspėjo jis, padarysi košę iš žibintų, niekaip nesuprantu, kam reikia tų seserų. Ir jis nuskubėjo į sodą kabinėti žibintų medžiuose. Tuo tarpu Hemulis ruošė fejerverką tam tikrose vietose. Tai buvo žydras žvaigždžių lietus, ugnies gyvačiukės, bengališka pūga, sidabro fontanai ir šaudančios raketos. Aš siaubingai jaudinuosi, kalbėjo Hemulis. Gal ką paleisti bandymui? Dieną nebus matyti, pasakė muminuko tėtis, bet pasiimk vieną ugninę gyvačiuką, jeigu nori, ir uždek ją bulvių rūsyje. Tėtis stovėjo palei priengį ir taisė raudonojo vyno ir punšo mišinį keletoje statinių. Pagardino tą mišinį razinomis ir migdolais, raugintais lotosų lapais, imbieru, cukrum
ir muskato žiedais, trupučių citrinos ir keletų litrų šermukšnių likerio, kad būtų stipriau. Ir visi ragavo, kas išėjo. O išėjo labai skanus gėrimas. Tik vienas dalykas liūdina, pasakė Snifas. Neturėsime muzikos. Snus Mumrikas iškeliavęs. Paleisime per garsintuvą savo seną muzikinę dėžutę, pasakė Muminuko tėtis, viskas bus gerai. Antrąją taurę ištuštinsime Snus Mumriko garbei. O kieno garbei pirmąją? Viltingai paklausė Snifas. Žinoma, Tofslos ir Vifslos, atsakė tėtis. Šventei ruošėsi visi. Slėnio ir miško, kalnų ir pajūrio gyventojai sugužėjo nešdamiesi valgius ir gėrimus ir viską išdėliojo ant stalo sode. Didžiulė žvilgančių vaisių krūvos dubuosų kalnų sumuštinių ant mažytėlaičio stalelio po krūmokšniais buvo prikrauta riešutų, puokščių iš lapų ir uogų, sumautų ant smilgų, marcipaninių pyragaičių ir kviečių varpų. Muminuko mama plakė blynams tešlą, vonioje, nes į normalų indą netilpo. Paskui jie atnešė 11 didžiulių uogienės stiklainių iš rūsio. 12 sudužo pirmą, kai Hemulis degino ugnies gyvačiukę, bet nuostolio nebuvo, nes Tofsla ir Vifsla sulaižė beveik visą. Tik pamanyksl, stebėjusi Tofsla, kiek daugsl, triukšmslo, muslų garbsliai. Taipsl, sunkslu suprastsli, pritarė Vifsla. Tofsla ir Vifsla gavo garbingas vietas prie didžiausio stalo. Kai tiek sutemo, kad jau buvo galima uždegti žibintuvėlius, Hemulis ėmė skambinti gongų ir tai reiškia, netrukus pradėsime šventę. Iš pradžių viskas buvo labai iškilminga, pasipuošę kiek sugebėdami dailiau, svečiai jautėsi truputį nesmagiai, sveikinosi, lankstėsi ir kalbėjo, kaip gera, kad nelyja, kaip nuostabu, kad krepšys surastas. Niekas nedrįso sėstis pirmas. Muminuko tėtis pasakė trumpą įžanginę kalbą, kur papasakojo, kodėl surengta šitoji puota ir padėkojo Tofslai ir Vifslai. Paskui tėtis pasakė dar keletą žodžių apie trumpą šiaurės vasarą ir kad visi linksmintųsi kas kaip sugeba, po to įsivarė pasakoti apie savo jaunystę. Tada Muminuko mama privažiavo su kaupinais blynų ratukais ir visi ėmė ploti katučių. Iškilmingumas tuoj sumažėjo ir po valandėlės jau buvo pats puotos įkarštis. Visas sodas, visas slėnis buvo pilnas mažų apšviestų stalelių. Žibėjo tropiniai vabalai ir jonvabaliai, o žibintuvėliai medžiuose lingavo nuo naktinio šiaurės vėjo, lyg didžiulės vaisiais apkibusios šakos. Raketos kilo į rugpjūčio dangų, išdidžiai brėždamos lankus ir sprogo be galo aukštai danguje, pažerdamos baltų žvaigždžių lietų, kuris lėtai nusileisdavo ant slėnio. Kiekvienas gyvūnėlis atstatydavo nosį žvaigždžių lietų ir šaukdavo valio. O, nuostabu. O, buvo nuostabu. Sidabro fontanai nušniokštė ant žemės, bengališkos sniego pūgos nusiaubė virš medžių viršūnių, o sodo takeliu Muminuko tėtis atritino didžiulę raudonojo punšo statinę. Visi subėgo artyn su savo taurėmis ir tėtis pripildė visus indus ir podelius, ir bokalus, tošinės kriauklės ir piltuvėlio pavidalo lapus. Į Tofslos ir Vifslos sveikatą pratruko šaukti visas slėnis valio, valio, valio. Valslio, sušuko Tofsla ir Vifsla, susidauždami vienas su kitu. Paskui Muminukas užsilipo ant kėdės ir pasakė: o aš dabar skelbiu tostą už Snus Mumriką, kuris naktį keliauja į pietus, vienas, bet tikrai toks pat laimingas kaip mes. Palinkėkime jam geros aikštelės palapiniai ir lengvos širdies. Ir vėl visas slėnis pakėlė taures. Tu gražiai kalbėjai, pagyrė Frekensnor, kai Muminukas vėl atsisėdo. Na taip, kukliai sutiko Muminukas, bet aš buvau iš anksto apgalvojęs. Muminuko tėtis išnešė muzikinę dėžutę į sodą ir pritaisė prie jos didžiulį garsintuvą.
Per vieną akimirksnį visas slėnį pripildė šokėjai, strykčiojantis, žingsniuojantis, besisukantis, plasnojantis sparnais. Medžių dvasios šoko ore su palaidais plaukais, o nerangios pelių poros davė garo po stoginę. Nu ką, užtenka gal? Padarykim pertrauką, nes čia dar labai va ilgas. Gerai?